Pica! Šiandien aš jums parodysiu, kaip per 20 minučių namie pasigaminti štai tokią pizzą. O gamybos procesas toks paprastas, kad ją pagamins net jūsų 5-metis sūnus ar dukra. Pizzos padui pasigaminti mums reikės makaronų. Jokauju, jokių makaronų. Pizzos pado gamybai mes naudosime lavašą, kurį sulenkę supjaustume štai tokiomis juostelėmis. Taip pat mums reikės ir kiaušinių, kurios pagardinę druską bei pipirais ir aplieję pienu gerai suplaksime. Tada paimsime štai tokio dydžio pomidoriuką ir jį susmulkinsime. O susmulkinę pomidorą panašiai pasielgsime ir su paprika. O paprikos čiupkime ir starkuokime mocarelos sūrį. Tada į įkaitintą keptuvę su aliejumi sudėkime mūsų lavašą, gerai paskirstydami jį po visą keptuvę. Lavašą pliekime kiaušinių ir pieno plakiniu, sudėkime pomidorus ir paprikas, o tada pagrindinis pagardas aš šį kartą naudojau vytintą pjaustytą dešrą. O jūs galite naudoti savo mėgstamos dešros rūšį arba kitokius pagardus, gal net keptą vištieną. Ir belieka mūsų pizzą apibarstyti mocarelos sūriu, o tada uždengę dangčiu pizzą kepame ant vidutinės ugnies 10 minučių. Ir vuolia, mūsų pica iškepė. Belieka mūsų pizzą pagardinti baziliko lapeliais. Mūsų šeimai greitai paruošiama tokia pica, labai patinka. O ar patiks jums, parašykite, jei šį receptą išbandysite.